Nusivylimai neišvengiami ir gali akimirksniu atimti drąsą. Tačiau neturėtumėte nusiminti. Atminkite, nusivylimai neišvengiami, bet neviltis jūsų pasirinkimas. Aš atsisakau pasiduoti nevilčiai, nes Dievas myli mane. Jis geras, visagalis, veda mane per sunkumus ir žada niekuomet manęs nepalikti. Šiandien mokysimės nepasiduoti nevilčiai. Esate nusiminęs? Ar žinote, kodėl? Kokie jūsų gyvenimo įvykiai atima drąsą, viltį, verčia ateityje nesitikėti nieko gero? Kas vyksta jūsų širdyje? Kas verčia kankintis? Na, jei kas vakarą žiūrite žinias, tikrai prarasite drąsą ir nusiminsite. O gal tiesiog mąstote apie savo įsipareigojimus bankui? Skola didelė, o darbo neturite ir jums neramu. Šeimai sunku, nes galite viską prarasti. Nusiminti galima dėl daugybės priežasčių. Galbūt kas nors paklaus, kiek laiko tai tęsis? Arba net, kur yra Dievas? Jis žadėjo man padėti, bet kol kas nematau, kad mano gyvenime kas nors vyktų. Galbūt jaučiatės nevilties gniaužtuose. Ji uždengia jūs kaip debesis ir gyvenate kaip rūke. Nematote, iš kur galėtų ateiti pagalba. Šventajame rašte skaitome, kad Dovydas buvo vienas galingiausių Dievo tarnų. Jo gyvenime buvo gilaus sielvarto, širdies skausmo ir nevilties periodų, kai jis prarasdavo drąsą ir nusimindavo. Dovydas suprato, kaip kovoti su nusiminimu. Taigi šiandien kalbėsime apie tai, kaip nugalėti neviltį ir atgauti drąsą. Perskaitysiu kelias eilutes iš psalmių, kurios atskleidžia, kaip jautėsi Dovydas. Jis klausė savęs, kodėl tu tokia liūdna mano širdyje? Kodėl taip nerimsti krūtinėje? Turėk viltį Dieve, juk aš dar šlovinsiu jį, savo gelbėtoją, savo Dievą. Tuos pačius Dovydo žodžius skaitome kitame skyriuje. Kodėl tu tokia liūdna mano širdyje? Kodėl taip nerimsti krūtinėje? Dovydo gyvenime per šventosios dvasios veikimą vyko daug nuostabių dalykų. Senajame testamente skaitome apie nepaprastą jo drąsą, tačiau tuo pačiu metu jam teko spręsti panašius klausimus, kaip ir daugeliu žmonių mūsų dienomis. Kartais jis prarasdavo drąsą ir nusimindavo. Šiandien analizuosime šventojo rašto ištrauką, kurioje pasakojama apie vieną tokį jo gyvenimo laikotarpį. Trumpai papasakosiu, kas tuo metu vyko. Karalius Saulius daug metų persekiojo Dovydą, bandydamas jį nužudyti. Galiausiai Dovydas ir 600 jo vyrų atėjo pas Filistinus ir pareiškė, kad nori pereiti į jų pusę ir padėti kovoti su karaliaus Sauliaus kariuomenė. Dovydas susidraugavo su Filistinų karaliumi Achišu. Šis nepaprastai vertino Dovydą, sakydamas, kaip gyvas viešpats, tu doras vyras, ir man atrodo tinkama, kad žygiuotumei į mūšį ir iš mūšio su manimi. Nes neradau tavyje nieko pikta nuo tavo ateimo pas mane iki šios dienos. Nepaisant to, kiti didžiūnai tavęs nepriima. Filistinų kariuomeniai vadovavo kunigaikščiai. Jie ruošėsi karui. Karalius pasakė Dovydui, kad šis negali eiti kartu ir paaiškino, kad to nenori jo kunigaikščiai. Jie sakė, argi tai ne Dovydas, apie kurį jie šokdami dainuoja. Saulius užmušė 1000, o Dovydas 10 000. Kitaip tariant, Filistinų kunigaikščiai sakė, mes nenorime, kad Dovydas kautųsi mūsų pusėje, nes manome, kad kovos prieš izraelitus įkarštyje jis apsisuks ir puls mus, o jis galingas karys. Filistinų karalius pasiuntė Dovydą į Ciklagą, miestą dovanotą jam už tai, kad šis perėjo jo pusėn. Tada atsitiko tai, kas įstūmė Dovydą į gilią neviltį. Skaitydami Samuelio 1 knygos 30 skyrių nuo 1 iki 4 eilutės, sužinome, kas įvyko. Kai 3 dieną Dovydas ir jo vyrai pasiekė Ciklagą, kaip matome, jis grįžta namo. Amalekiečiai buvo įsiveržę į Negebą ir Ciklagą. Jie buvo užpuolę Ciklagą ir sudeginę.
Jo moteris ir visus, kas buvo jame, žemos kilmės ir kilmingus, jie buvo paėmę į nelaisvę. Nenužudė jų nei vieno, bet pasigrobė ir nuėjo savo keliu. Atėję į miestą, Dovydas ir jo vyrai rado jį sudegintą, o jų žmonas, sūnus ir dukteris išvestas į nelaisvę. Dovydas ir su juo buvę kariai aimanavo ir tol verkė, kol jiems pristigo jėgų verkti. Norėčiau paklausti, ar kada nors verkėte taip, kad nebeliko ašarų? Taip atsitiko ir jiems. Skaitykime toliau. Ir abi Dovydo žmonos, Ahinoama iš Jezraelio ir Nabalo našlė Abigailė, buvo išvestos į nelaisvę. Dovydui iškilo didelis pavojus, nes kariai, tai yra saviškiai, grasino užmušti jį akmenimis. Visi kariai buvo įniršę dėl savo sūnų ir dukterų. Bet Dovydas ieškojo jėgų pas Viešpatį, savo Dievą. Jo žmonės norėjo užmėtyti jį akmenimis, nes jų sūnus ir dukros buvo išvesti į nelaisvę. Bet Dovydas ieškojo jėgų pas Viešpatį. Frazė ieškoti jėgų hebrajų kalboje reiškia tą patį, kaip ir padrąsinti save. Taigi šventajame rašte skaitome, kad jis padrąsino save. Bet kaip galima praradus drąsą vėl padrąsinti save? Svarbu suprasti skirtumą tarp nusivylimo ir drąsos praradimo, nusiminimo. Nusivylimas tai emocinė reakcija neįsipildžius svajoniai, viltims, troškimui. Nusivylimo išvengti neįmanoma. Mus nuvils žmonės, situacijos ir aplinkybės. Neviltis tai nusiminimas, drąsos praradimo jausmas. Kiekvienas renkasi, ar bus nusiminęs. Visi nusimename ir prarandame drąsą, tačiau neprivalome tokie likti. Nusivylimai neišvengiami. Įvykiai gali mus sužeisti ir nuvilti, bet jei liksime nusiminę, tai tik dėl to, kad pasirinkome tai. Noriu jūsų paklausti, ar esate nusiminęs? Jei įsiklausysite, ką žmonės šneka, suprasite, kad mūsų dienomis daug daugiau nusiminusių nei padrąsintų. Vos prasižioję, jie iš karto pasakoja, kas blogai. Akivaizdu, kad yra daug blogų dalykų. Jei leisite, kad jūsų jausmams vadovautų televizijos žinios, tikrai nusiminsite ir prarasite drąsą. Žiūrėti žinias svarbu. Taip sužinome apie korupciją, įvairias finansinės problemas, pasaulio įvykius. Tačiau visada turime prisiminti, kas yra virš visko. Kieno valia aukščiausia? Jei to neprisiminsime, prarasime drąsą. Žvelgdamas į šią šventojo rašto ištrauką ir mąstydamas apie tai, su kuo susidūrė Dovydas, kaip jis reagavo, galvoju, kokias pasekmes patiria nusiminę žmonės. Visų pirma, padalijimas mūsų dėmesys ir protas. Jei žmogus nusiminęs, nesvarbu ką darytų, niekam negalės pasišvęsti. Kas nors visą laiką neduos ramybės. Tas kas nors bus nusiminimas. Manau, kad daugelis žmonių negali puikiai atlikti savo pareigų, nes nusiminę dėl to, kas vyksta jų namuose, kaip klostosi santykiai su kitais žmonėmis ar piniginiai reikalai. Jie nusiminę dėl dalykų, kurie išėjo iš vėžių. Tokia būsena neleidžia susikaupti jokiame darbe. Kita gyvenimo nusiminus pasekmė – pasitikėjimo praradimas. Tai paveikia visas gyvenimo sritis. Daro įtaką darbui, bendravimui, vyro ir žmonos santykiams su vaikais. Pasitikėjimo praradimas turi niokojančią jėgą. Jei nespręsite šios problemos, tai sukels jūsų gyvenime kančią. Jei klojasi ne taip, kaip norite, pradėsite ieškoti kaltų ir pyksite. Jumise augs negatyvi dvasia. Patarlių knygos 15 skyriaus 4 eilutėje parašyta: švelnus liežuvis gyvybės medis, o suktas beprotybės versmė. Galite sakyti, nežinau, kodėl jis taip pasielgė, nesuprantu, kodėl ji taip pasielgė, nesuprantu. Jei taip kalbėsite, tapsite vis labiau nusiminęs, nes žinote, kad esate teisus.
Kas vyksta? Jūs išsakote viską, kas blogai. Kadangi manote esas teisus, vadinasi tai, ką sakote, irgi turėtų būti tiesa. O jeigu tai tiesa, turite priežastį būti nusiminęs. Taip pasirenkate būti nusiminęs, nes jums tai patinka. Kai kuriems žmonėms patinka būti nusiminusiems, nes tada jie turi pasiteisinimą nedaryti to, ką privalo daryti kaip žmona, vyras, motina ar tėvas. Jiems patinka būti nusiminusiems, nes už to gali pasislėpti. Ir tai tęsiasi be galo. Jie neturi džiaugsmo, ramybės, pasitenkinimo. Kita nusiminimo pasekmė – neišmintingi sprendimai. Būdamas nusiminęs, viską suvokite truputį iškreiptai, todėl nesugebėsite priimti išmintingo sprendimo. Dažniausiai tokie sprendimai mums brangiai kainuoja. Neišmintinga priimti sprendimus, kai esame per daug pavargę, kai esame pernelyg supykę, ar labai nusiminę dėl aplinkybių ir jaučiamės lyg šiukšlių krūvoj. Nusiminimas aptemdo protą ir negalime aiškiai mąstyti. Ar tokioje būsenoje turime ir likti? Ne. Ir mes dabar apie tai kalbėsime. Įsiminkite, nusiminimo pasekmės yra destruktyvios, brangiai kainuojančios ne tik finansiškai, bet ir griauna santykius. Jos paveikia ir jūsų dvasinį gyvenimą. Jei esate nusiminęs ir nieko su tuo nedarote, pradedate kaltinti Dievą, kad Jis neatsako į jūsų maldas, jam nerūpi. Nors Biblijoje parašyta, kad Jis nepaliks jūsų, bet sakote, kad paliko, nes nieko nedaro. Taip žingsnelis po žingsnelio šėtonas pasėja abejones. Nusiminęs žmogus sako, jei Dievui rūpėtų, Jis pakeistų situaciją, jei Dievas būtų mane mylėjęs, tai būtų neatsitikę. Abejonės gilėja ir galiausiai imate tolti nuo viešpaties. Tada pasidaro dar blogiau. Krentate į nuodėmę ir tikrai nusimenate. Žinote, kur buvote ir matote, kame esate. Tada galvojate, kaip aš čia patekau, palaipsniui. Kaip iš čia ištrūkti, priimant teisingus sprendimus. Nusiminimo pasekmės jums nenaudingos. Taigi, kaip nugalėti neviltį? Atidžiai paklausykite. Pirmiausia, turi keistis požiūris. Jei norite išlipti iš nusiminimo, nesvarbu, kaip jis atėjo, kur ir kada prasidėjo, ir nesvarbu, kas ar kokios aplinkybės kaltos, privalau teisingai mąstyti. Koks turi būti požiūris? Visų pirma, užduokite savo klausimą. Dėl ko aš nusiminęs? Dėl ko praradau drąsą? Per kiek laiko atsidūriau ten, kur esu? Pažvelkite į save. Dauguma žmonių žiūri į išorę ir ieško kaltų. Pirmiausia, pažvelkime į save. Antra, pažvelkime aukštyn. Dievas yra visagalis. Jam pakaks jėgos ištraukti mane iš nusiminimo. Biblijoje parašyta, kad Jis mane myli. Žinau, kad tai tiesa. Žinau, kad Jis yra su manimi. Žinau, kad Jis gali mane iš viso to išlaisvinti. Taip Jis sako. Ir aš tai žinau. Todėl aš žvelgsiu aukštyn. Įsidėmėkite, jei nepakelsite akių aukštyn, turėsite bėdos. Trečias dalykas, kurį reikia padaryti, tai pažvelgti atgal. Jei esate tikintis, privalote pažvelgti atgal, nes tada pamatysite, kiek jau daug kartų Dievas išvedė jūs iš įvairių situacijų, sunkumų, painiavos, kiek daug jums padėjo praeityje. Taigi pažvelgęs atgal, pamatote, kaip Dievas jūs gelbėjo. Kai kurie žmonės sako, mes visuomet tik atgal ir žiūrime. Pažvelgia į tai, ką Dievas jūsų gyvenime jau padarė, nukreipkite žvilgsnį į ateitį. Jei Jis galėjo padaryti tai anksčiau, padarys ir dabar. Daugelis žmonių gyvena žvelgdami į galinio vaizdo veidrodėlį. Jie vis sako, va, mūsų laikais tai buvo. Nepasakokite man apie praeitį, papasakokite, kaip Dievas veikia jūsų gyvenime šiandien ir ko tikitės iš jo ateityje. Jis išlaisvins jūs iš šitos situacijos ir nuves ten, kur nori, kad būtumėte. Nepamirškite, kad Jis turi savo valią, tikslą ir planą jūsų gyvenimui. Ir kad jo valia, tikslas ir planas jūsų gyvenimui visada yra geri. Taigi pirmiausia, reikia turėti teisingą požiūrį ir teisingai nuspręsti.
Pažvelgiu į save ir prisimenu, kur ir kada tai prasidėjo. Tai pirma. Antras dalykas – teisinga reakcija. Kas tai yra? Atsiverskime Evangelijos pagal Morkų 6 skyriaus 30 ir 31 eilutes. Jose parašyta: Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir ko mokė. O jis tarė jiems: Įsiklausykite, eikite savo vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nei pavalgyti. Jėzus supranta, kad jūs per daug pavargęs, kad turite per daug atsakomybės. Jūs vis einate ir einate, dirbate ir dirbate, kol galiausiai pervargstate. Kartais turite sustoti, atsipūsti ir sakyti: dabar turiu pažvelgti į save Dievo akimis ir suprasti, kas čia vyksta, todėl pailsėsiu. Tada pažvelgti į savo gyvenimą ir pagalvoti, ką aš galiu pertvarkyti. Sakysite, kad pertvarkymas jūsų problemos neįspręs, gali įspręsti. Paklauskite savęs, gal darau kažką, ko neturėčiau daryti? O gal nedarau kažko, ką turėčiau daryti? O gal mano gyvenime yra kas nors teisinga, ką aš darau neteisingai? Kas atima energiją, laiką, gal pinigus, kurių nebūtina išleisti? Tad gal reikia pertvarkos? Gyvenimas bėga greitai, tad turime neatsilikti. Trečias dalykas yra pats svarbiausias. Turime apsispręsti savo protu ir širdimi pasitikėti gyvuoju Dievu. Nesvarbu, ką dabar išgyvenate, turite apsispręsti pasitikėti juo. Jėzus labiausiai siekė, kad mokiniai juo pasitikėtų. Jis sakydavo: jūs mažatikiai, kodėl nepasitikit manimi? Savo širdyje turime nuspręsti, kad pasitikėsime juo. Kuo aš ketinu pasitikėti? Kad jis yra toks Dievas, kaip apie save ir sako, kad jis viską kontroliuoja, kad jis pasistatė sostą danguose ir jo karališka galybė visą valdo. Ketinu patikėti ir pasitikėti, kad jis yra visatos Dievas. Tada pasitikėsiu, kad jis yra geras Dievas. Jis sako, kad yra geras, tai reiškia ir yra geras. Savo gyvenime matau daug jo gerumo. Matau periodus, kai tai, ką jis manė esant gerą, aš maniau esant blogą. Galiausiai mano akis atsivėrė ir supratau, kad tai, ką jis laikė geru, iš tiesų buvo gera. Taigi Dievas yra geras. Paklausite, kaip geras Dievas gali bausti? Jis geras ir todėl negali sulaužyti pažado. Jis ne tik viską kontroliuoja ir yra geras, bet yra su mumis kiekvienoje situacijoje. Kartais matydamas nusiminusius žmonės paklausiu: o kaip dėl šios eilutės? Niekada tavęs nepaliksiu ir neapleisiu. Žinau, kad Dievas su manimi, o tada jūs ištarėte žodį iš 3 raidžių. Bet. Jokių bet. Jis pažadėjo visada būti su savo vaikais. Kur jis yra? Jis gyvena jumise per šventąją dvasią, kuri yra jumise ir kuri užanspaudavo jūs kaip Dievo vaiką. Ta akimirka, kai buvote išgelbėti, tapote jo. Jis sako: niekada tavęs nepaliksiu ir neapleisiu. Kur jis yra? Jumise, ir jis jūs veda, stiprina, drąsina, įvairiausiais būdais padeda, kad taptumėte tokiu žmogumi, kokį jis nori jūs matyti. Toks jis yra. Taigi, jei aš savo širdyje nusprendžiu, kad mano Dievas viską kontroliuoja, myli mane, yra visagalis, yra su manimi, nesvarbu, su kuo tenka susidurti, niekada nebūsiu vienas. Savo komandoje turite tą, kuris jums padeda, stiprina, palaiko. Jei jo klausysitės ir pasitikėsite juo, jis atvers visiškai naują gyvenimo perspektyvą. Tai reikia klausytis ir pasitikėti. Kai kurie žmonės sako, kad nesugeba susitvarkyti savo gyvenimo. Ačiū Dievui, kad jis ir neliepia mums to daryti. Sako, kad jis sutvarkys. Man reikia tik klausytis jo, savo širdį apsisprendus, bet kurioje situacijoje paklusti jam. Tada turime nepasiduoti nusiminimui. Nusivylimų neišvengsime. Ir jie akimirksniu gali atimti drąsą.
Įsidėmėkite, nusivylimai neišvengiami. Tačiau patys pasirenkate, ar liksite nusiminęs. Kodėl aš atsisakau būti nusiminęs? Nes Dievas myli mane. Jis yra geras, jis visagalis ir yra su manimi. Jis perves mane per šiuos sunkumus ir pažadėjo niekada manęs nepalikti. Aš esu sumaišty, bet su Dievu. O jei esu su juo, jis mane išves. Nepasiliks mano sumaišty. Dėl jūsų pasikeitusio požiūrio pradeda viskas keistis. Dabar esate pasiruošę dirbti, pasiruošęs daryti tai, ką Dievas nori. Sakote, kad neturite darbo, pasitikėkite juo. Sakote, kad dabar milijonai neturi darbo. Užduokite savo klausimą, ką Dievas nori jūsų širdyje atlikti dabar, kai jūs nebegalite daryti to, ką darėte anksčiau. Ką tu nori su manimi padaryti? Gal aš per daug išdidus ir turėčiau imtis paprastesnio darbo? Kai kurie žmonės neina į bet kokį darbą, nes jis jiems yra per prastas. Mano mama išmokė mane gero principo. Tekstilės gamykloje ji dirbo pirmoje pamainoje, o aš antroje. Tad man tekdavo tvarkytis namuose, kol nebūdavo mamos. Turėdavau visko pasirūpinti. Ji išmokė mane sutvarkyti vonę, tualetą ir komodą. Ji išmokė mane, kad niekada nesu per daug didelis daryti paprasčiausius, nešvariausius darbus. Jei tampate išdidus ir negalite dirbti juodo darbo, tada galbūt esate sudėtingoje situacijoje, nes Dievas nori jūs kažko pamokyti. Užjaučiu tuos, kurie neturi darbo, nors mielai jo imtųsi. Bet noriu dar kartą priminti. Nesvarbu, kame esate, nusiminimas yra jūsų pasirinkimas. Jei laikysitės šių nesudėtingų instrukcijų, Dievas ves jūs ir judėsite teisinga linkme, nes jis yra Dievas. Jei esate netikintis ir ignoruojate Dievą, negalite sakyti, viešpatie, man reikia darbo, o dar reikia ir šio ir to, taip nieko neišeis. Kiekvienam patiriančiam sunkumus ir nusiminusiam patarčiau kasdien gilintis į šventąjį raštą. Prisimenu sunkius laikotarpius savo gyvenime, kai vyko tokie dalykai, kurie bet ką įstumtų į neviltį. Kai kurie jų truko labai ilgai. Bėgo dienos, savaitės, metai ir išgyventi man padėjo tai, kad kiekvieną sekmadienį turėjau pamokslauti. Pasiruošimas pamokslui trukdavo visą savaitę. Nesvarbu, kaip jausdavausi, kaip sunku ir skausminga viskas buvo, nesvarbu, kad jaučiausi atmestas, kiekvieną dieną studijavau Dievo žodį, ruošdamasis sekmadieniui. Žmonės klausia manęs, kaip visą tai išgyvenau. Perėjęs tą sunkų laikotarpį supratau, kad išgyvenau tik dėl to, jog skaičiau Viešpaties žodį. Kiekvieną dieną vaišinausi nuo tavo Viešpaties stalo. Klausiausi, ką tu sakai ir galvoji. Tavo mintis aš dėjau į savo galvą. Kartais skaitydavau ir tuo pat metu raudodavau, o Dievas per savo žodį manyje kažką keitė. Jei turite namie Bibliją, kurios dar nebuvote atsivertę, geriau tai padarykite. Paklauskite Dievo, ką Jis nori jums pasakyti. Pasakysite, kad nežinote, nuo ko pradėti. Pradėkite skaityti vieną iš Evangelijų, laišką, psalmes ar patarlių knygą. Pasakykite, Dieve, noriu, kad tu kalbėtum man į širdį. Aš pavargęs, įgriso tavo neviltis, noriu gyventi taip, kaip tu nori, kad aš gyvenčiau. Aš atsiverčiu šventąjį raštą, kad Dievas dabar kalbėtų man į širdį. Ar Jis jums kalbės? Taip. Kodėl? Nes myli jūs, linki jums geriausio. Bet jei neįsigilinsite į Dievo žodį, jums bus sunku išlipti iš nusiminimo. Meldžiuosi, kad atsiverstumėte šią knygą, nugalėtumėte nusiminimą ir vėl būtumėte laimingas, džiaugsmingas ir patenkintas, kad vėl neštumėte vaisių. Taigi nuo ko pradėti? Nuo supratimo, kad jums reikia Dievo. Jei dar nesate patikėjęs Kristumi kaip savo gelbėtojų, pripažinkite, kad esate nuodėmingas. Paprašykite jo atleisti jūsų nuodėmes. Pasakykite jam, kad jums labai jo reikia. Paveskite savo gyvenimą jam. Amžinasis žodis sako, kad tuo metu, kai jūs jam tai pasakysite,
Jėzus atleis jums jūsų nuodėmes, įrašys jūsų vardą į avinėlio gyvenimo knygą, jumise apsigyvens šventąja dvasia ir amžiams tapsite jo vaiku. Jis lydės jūs per gyvenimą, bus su jumis kiekviename žingsnyje, kol pakvies namo į dangų. Geriau už tai nieko negali būti. Tai geriausias gyvenimas, koks gali būti. Toks yra jo pasiūlymas jums, o aš meldžiuosi, kad teisingai nuspręstumėte, kol dar yra laiko. Tėve, kokie mes dėkingi tau už tavo didžiulę meilę mums. Tai daug daugiau neįsivaizduojame. Meldžiu, Tėve, kad kiekvieną nusiminusi, nevilties apimtą, nepatenkintą savo gyvenimu žmogų, kuris klausėsi šios žinios, tu įvestum į geresnį gyvenimą, kurį tu duodi per savo sūnų Jėzų Kristų. Mes prašom šito jo vardu. Amen. Teologijos mokslų daktaro Čarlzo Stanlio programa Gyvenimo principai parengta tarnystės In Touch Ministries, kuri visame pasaulyje kviečia žmonės artimiau pažinti Jėzų Kristų ir stiprina vietinės bažnyčias. Iš Dievo malonės ši programa tapo įmanoma jūsų maldų ir aukų dėka. Lietuvišką gyvenimo principų įgarsinimą jums dovanoja Alytaus baptistų bendruomenė.